Aš skaičiau apie šitą šalutinį efektą, bet galvojau, kad, nu, visiška nesąmonė yra ir netikėjau. O dabar va sėdžiu apsiklojus dekiu ir galvoju, įrašysiu ir jum pasidalinsiu. Tai, tai tas šalutinis efektas yra šalčio bangos. Žinot, kaip, moterys, kurios jau susiduria su menopauze, pasakoja apie karščio bangas, tai lygiai taip pat dabar mane krečia šalčio bangos. Ir aš iš pradžių net nesupratau čia po tos antros dozės susileidimo, kad čia tos šalčio bangos, nu, kažkaip tiesiog galvojau, gal vėsu, kol tai nepasikartojo, nu, 1, 2, 3, 4 kartą. Ir toksai grynai jausmas, kur tave, nu, tu greitai labai atšali, pradeda tave šaltukas krėsti, o paskui nei iš šio, nei iš to praeina. Tai labai keistas jausmas ir galvoju, gal kas nors su tuo susidūrėt, dėl ko čia iš viso taip kyla. Nes aš suprantu, kai numeti daugiau svorio, man tai tikrai yra taip buvę, kad, nu, tarkim, kai aš esu stambesnė, tai man nešalta, kai sukūstu, man daug greičiau pasidaro šalta. Nu ir yra normalu, dėl to, kad tu neturi ten to riebalo tiek daug. Bet dabar tai tas svoris nėra nukritęs ir kas čia vyksta? Kodėl taip yra? Gal žinot? Pasidalinkit.